alkoholikas. Sveikas dar. Labai sveikintina, kad grupė pradeda tradicijų susirinkimus daryti, nes tai draugijoje yra be galo svarbu, nes draugija turi iš viso 36 principus, tai 12 žingsnių, 12 tradicijų, 12 koncepcijų, tai jeigu su žingsniais mes sveikstame, tai tradicijų dėka galime išlikti ir gyventi vienybėje, koncepcijos, apibraižo mūsų vieną iš pagrindinių veiklų, tai tarnavimas, tarnavimas, kuris gali būti pats įvairiausias, nuo išplauto kavos puodelio, žinios nešimas, pagalba per globą kito alkoholiko, ir taip toliau, begalė įvairiausių būdų. Taip pat, aišku, ten ir anoniminių alkoholikų, kadangi draugija yra didelė, tai po koncepcijom yra ir glūdė mūsų struktūrų tarpusavio santykiai ir kiti dalykai, tokie kaip įsipareigojimai, atsakomybės ir taip toliau. Tradicijos mums leidžia išlikti draugijoje vienybėje, kaip taip gaunasi, nors visko tenais būna, ir jeigu kalbėti apie žingsnius, tai buvo iš tikrųjų sudėta nuosekli programa, kuri padeda mums pasiekti blaivybę, dvasiškai prabusti, pradėti naują gyvenimą, tai tradicijos iš tikrųjų atsirado draugijai augant ir darant augimo klaidas, ir būtent iš tų visų klaidų, kurios buvo padarytos praktiškai per pirmus 10, 11 metų, 12 metų draugijos, tai buvo sudėta į tradicijas, kad tai yra mūsų patirtis, kad mes iš jos mokytumėmės ir kad pasistengtume tų klaidų nekartoti. Ir šiandien, jeigu kalbam apie trečią tradiciją, kuri iš tikrųjų atrodytų lyg tai labai paprasta, bet turėčiau paskaityti pradžioj tą vadinamą išplėstinę formą, kuri yra kitose mūsų knygose kaip originalė, tai yra ilgoji versija, nors iš tikrųjų tai yra tradicija, kuri buvo parašyta tokia, kaip ir pirminis jos užrašymas buvo 46 metais. Tai mūsų draugija turėtų priimti visus, kurie kenčia nuo alkoholizmo. Negalime atstumti nei vieno, kuris nori sveikti. Narystė niekada neturėtų priklausyti nuo turto ar pažiūrų, bet kurie 2 ar 3 alkoholikai susirinkę draugėn siekti blaivumo gali vadintis A grupė, su sąlyga, kad kaip grupė neturi kitų tikslų. Tai čia yra ilgoji forma, o kadangi alkoholikai nemėgsta skaityti, ir prieš tradicijas tvirtinant ir priimant buvo tradicijos sutrumpintos, tos, kurios dažniausiai kaba grupėje ant sienos, arba ant kažkokių tai lankstinukų yra užrašomos. Tai tiesiog yra parašyta prieš pat jas patvirtinant 50 metais, ten praktiškai per pusantros dienos bylas jie sutrumpino. Tai vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu — noras mesti gerti. Tai kalbama trečioji tradicija iš tikrųjų apie narystę, ir šiek tiek kalbama apie tai, kas yra anoniminių alkoholikų grupė. Jeigu žiūrėti šiandien dieną, tai kažkaip tai atrodo, kad lyg tai nėra kažkokių tai sunkumų su tuo, kas yra ta narystė, kas yra tas narys. Per daugelį metų jau nusistovėjo šitie dalykai. Pradžioje iš tikrųjų tai buvo be galo daug, istoriškai žiūrint, pradžioje buvo be galo daug neaiškumo, kadangi
grupės plėtėsi, didėjo, ne kažkokių tai rėmo, ne kaip jos ir ką jos turėtų daryti ir kaip jos kažką tai turėtų daryti, ne tiesiog nebuvo niekur parašyta, ne, tai kas mums būdinga, ne, mes beaugdami, o draugija augo iš tikrųjų labai stipriai, ne, pradėjo grupės, ne, prisikurti, ne, savo įvairiausių taisyklių, tiek dėl tos pačios narystės, ne, tiek dėl grupės veiklos, ne, tiek dėl pačių įvairiausių dalykų, ne, ir visi galbūt, kas šiek tiek skaitėte, ne, ar domėjotės, tai kai atėjo ta diena, kada reikėjo jau kažkaip tai tas tradicijas rašyti, ne, nes iš tikrųjų draugijoje tai buvo tuo metu, nu, tvyrojo toks lengvas chaosas, ne, visi bandė klausti pas Bilą, ne, nes praktiškai jisai buvo tuo metu ta figūra kaip ir įkūrėjo, į kurį buvo lyg tai galima kreiptis, ne, bet tų problemų iš tikrųjų tik tai didėjo, ne, ir kai buvo nuspręsta jas kodifikuoti ir sudėti į tas, kas 12 taškų ten pradžioje vadinosi, dabar vadinasi tas 12 tradicijų, ne, ar 12 punktų, ten tai vienas iš pirmųjų darbų, ne, kuris buvo padarytas, būtent yra susijęs irgi su mūsų kalbamo trečiaja tradicija, ne, tai buvo, kad paprašytos visos grupės, kad atsiųstų savo taisyklės, ne. Taisyklėse ten buvo įvairiausių dalykų, nes aš net esu matęs istoriškai net atskirus tokius kaip leidinukus buvo, kai kurios grupės išsileidusios, ne, ten, kur apsirašę buvo, kaip ta grupė veikia, kas ten vyksta, ne, ir ten būdavo ir kai kurios grupės ir mokestį imdavo už įėjimą į susirinkimus, ne, yra tokių humoristinių, ne, kad kai kurios grupės ten ir alų vartodavo, ne, susirinkimuose, ir ten, žodžiu, buvo įvairiausių tų taisyklių, ir kai jas visas sudėjo, gavę į tuometinį New York'e veikiantį pagrindinį tuometinį mūsų biurą, ne, tai pamatė, kad praktiškai tuo A nariu nelabai galėtų kažkas tai tapti, ne, čia knygoje subręsta ir šitas parašyta, ne, ir netgi, jeigu taip visomis jomis vadovautis, netgi tie mūsų įkūrėjai Bilas ir Bobas negalėtų būti šitais A nariais, tapti A nariais. Va. Toliau, jeigu kalbant apie šitą tradiciją, ne, tai jinai be galo ir nuo pat pradžio, ne, iš tikrųjų kėlė labai daug diskusijų, iki tol, kol jinai atsirado tokia lyg tai paprasta, nes yra tokia knyga Daktaras Bobas ir šaunieji veteranai, ne, ir ten aprašinėja apie tai, kaip Klyvlende tuometinėme, kuris, galima sakyti, įkūrė trečią anoniminių alkoholikų grupę, o šiaip pačią pirmą anoniminių alkoholikų grupę, kurioje rinkosi tik tai anoniminiai alkoholikai, ne, tai toksai Clarensas ją įkūrė, daktaro Bobo mokinys, ne, ir iš tikrųjų ten buvo be galo didžiulis augimas tam Klyvlende, bet buvo labai tam tikros griežtos sąlygos, ne, kad tu galėtum patekti į anoniminių alkoholikų susirinkimą, nes atėjus į ten, kur renkasi A nariai, ne, tai tiesiog jeigu klaidų padarysiu ten, bet pasistengsiu atkartoti, kaip ten iš tikrųjų viskas parašyta, ne, tai būdavo paimamas interviu, pakalbama su tuo atėjusiu A nariu, neįsitikinama, ar jisai iš tikrųjų nori sveikti, ar jisai iš tikrųjų, galima sakyti, iš tikrųjų yra alkoholikas, ne. Tada pasitarę senbuviai parinkdavo jam žmogų, kuris jį globos, ne, tada jisai turėdavo perskaityti knygą ir
praktiškai atlikus tik tai 3 žingsnius, ane, tas žmogus galėdavo jau dalyvauti anoniminių alkoholikų susirinkimuose, ne, tai tokia iš tikrųjų buvo gan griežtas toksai laikymasis, ane, šito dalyko, bet kas liečia kokius rezultatus davė Clevelandas, tai buvo kosminė, ne, nes antiek didėjo grupės, ane, kaip ten būtent kaip grybai po lietaus. Ir praktiškai tas didėjimas atsirado 39 metais išleidus knygą, 39 po mėnesio Cleveland'e atsidarė pirmoji grupė. Ir praktiškai po metų ten tų grupių jau buvo, po pusantrų gal metų, tų grupių ten buvo jau arti 20. Ir praktiškai visų pusę anoniminių alkoholikų narių buvo iš Cleveland'o. Nuo 100 padidėjo iki 1400 narių ir didžioji dalis pusė praktiškai randosi Cleveland'e, ne, Ohajo valstijoje. Tuo metu tas sveikimo procentas, ten aš nežinau, buvo daugiau negu 90, tarp 94 ir 97 procentai iš tų narių, kurie jau pagaliau atlikus visas tas sąlygas patekdavo ją susirinkimą ir pasilikdavo ilgalaikėje blaivybėje, ne, tai buvo iš tikrųjų kosminis procentas. Bet jeigu taip žiūrint iš plačiaja prasme, ne, tai daugeliu kenčiančių alkoholikų iš tikrųjų, ne, galima sakyti, buvo užveriamas kelias, ne, galėčiau net ir savo pavyzdį paminėti, ne, kada aš atėjau į anoniminius alkoholikus, negalvodamas, kad aš esu alkoholikas, ne, ir dar turėjau įsivaizdavimą, kad kažkaip tai tą problemą išspręsiu, ne, kažkaip tai kitaip, bet apie tai, kad aš ten daugiau gyvenime nevartosiu, ne, kad kokia aš ta liga sergu, ne, tuo metu aš iš vis neturėjau jokio supratimo, ne, ir dar man reikėjo 1,5 metų kankintis, ne, draugijoje, ne, ir jūsų kantrybės dėka, ne, ta prasme, kol pagaliau įvyko tas dalykas, ne, kad atsivėrė ausis, ne, ir pradėjau iš tikrųjų daryti ir klausyti tą, ką siūlo anoniminiai alkoholikai. Tai buvo ir buvo, galima sakyti, ir tokių, ne, taisyklių, kita vertus, aišku, tai turėjo didžiulį tą vadinamą sveikimo procentą, bet to pačiu, ne, kaip ir užveriant kelią net tiem žmonėm, kuriem, kaip ir aš, tokiem nelabai susivokiančiam, ne, kad kas iš tikrųjų vyksta su manimi ir kas darosi, ne, tai pati sąlygos, ne, šitos jau yra parašytos mūsų knygos pratarmėje, ne, kad nuoširdus noras mesti gerti vienintelė sąlyga, ne, dar kitų tradicijų pirminio parašymo dar buvo prieš 7 metus atgal, ne, knygą tik tai rašant, dar apie tradicijas tuo metu niekas negalvojo, bet apie narystę jau sąlygą buvo užsiminta apie sąlygą buvo pirmą kartą. Ir tas nuoširdus noras mesti gerti, ne, jisai kurį laiką buvo ir mūsų preambulėje, ne, tas būtent žodis nuoširdus, bet net toliau 50 kažkelintais metais ar 60-ais tai buvo dar irgi nuimtas tas žodis nuoširdus, kaip ir tradicijose, ne, buvo paliktas iš viso tik tai noras mesti gerti, ne, ir tai tas toksai kriterijus narystės, toksai jisai yra sunkiai, kaip sakyti, vertinamas, ne, ir kas jį galėtų įvertinti, tą tokį kriterijų, kuris, šiaip realiai, tai galima sakyti, kad tas noras mesti gerti, tai galima sakyti, kad, kaip ir beveik ir nėra jokio čia to kriterijaus, ne, nes manęs paklausus atėjus, ar tu nori mesti gerti, aš aišku sakyčiau, noriu mesti gerti, ne, bet ten kaip viduj, tai aš ten tuo metu, kaip save prisimenu, ne, tai ten apie tokį
aišku suvokimą, ne, kad ten mesti gerti, ne, tai tuo metu aš tikrai neturėjau, ne, tai galima sakyti, kad šiandien dieną išlikusi sąlyga, ne, tokia apie tą norą mesti gerti, net noras mesti gerti, tai, nu, galima sakyti, kad kaip ir jokių sąlygų nėra, ne. Pati pradžia, jeigu istoriškai, ne, tai šitos tradicijos pamatą, ne, tą, kurį Bilas labai stipriai, kaip sakyt, buvo jam įsiminęs, ne, tai būtent buvo dar iki knygos parašymo, dar buvo draugijai tik 2 metai, 37 metai, kada Akrone pas daktarą Bobą ir pas tos kitus besirenkančius alkoholikus, ne, atėjo vienas žmogus, kuris turėjo problemą ne tik tai su alkoholiu, bet jisai turėjo dar ten, kuri tuo metu irgi labai stipriai stigmatizuojama buvo, tai homoseksualizmo, ta prasme, tokį kaip ir priedą, ne, dar jisai turėjo, dėl kurio jisai labai stipriai abejojo, ne, ir pasiprašė būti priimamas į tuos susirinkimus, ne, ir kilo tada lengvas sąmyšis toksai, kad ką su to žmogum daryti, ne, čia jisai galbūt mūsų reputacijai kažkokiai tai pakenks, ne, kad čia ką ten kažkas tai kitas kažkur tai pagalvos, nu, žodžiu, buvo tokiam lengvam sutrikime, ne, ir kol visi galvoja, ką čia padaryta, ne, tai tada daktaro Bobo ir buvo, nu, kaip sakyt, genialus tas toksai, nu, sprendimas, ne, padarytas pradžiai šitos tradicijos, ne, kad pasakė, kas aš toks, ne, kad galėčiau spręsti apie kitą alkoholiką, ne, jeigu koks jisai bebūtų, ne, koks jisai bebūtų, ne, ar kas jisai bebūtų, ne, jeigu jam reikalinga pagalba, jeigu jisai nori sutvarkyti savo gerimo problemą, ne, ar to alkoholizmo, ne, tai mes negalim uždaryti durų nei vienam, ne, nes tik tai turbūt Dievas gali nuspręsti, ne, kad ką mes galim priimti, ne, ir ko mes negalim priimti. Tai buvo vienas iš tokių turbūt istorikų įvardinamas, ne, istorikų yra įvardinamas iš tų tokių, kur labai paskui stipriai išsireiškė, rašant būtent šitą trečią tradiciją. Va. Ir kalbant apie šiandienos dalykus, ne, tokius, tai labai dažnai girdima grupėse, ne, ar kalbama, kada ateina žmonės į anoniminių alkoholikų susirinkimus, ne, ir tarkim ten prisistatinėja, kad jisai, tarkim, turi kažkokią tai kitą priklausomybę, net ten nesako, kad jisai yra alkoholikas, sako, kad jisai yra, tarkim, narkomanas, ne, bet jisai vis tiek lankosi šituose susirinkimuose, ne, ir ar ten koks, aš nežinau, lošėjas, ne, ar ten taip toliau, kaip vis dėlto turėtų grupė elgtis, ne, ir kaip turėtų traktuoti, ne, šitos žmonės, ne, kurie liktai turintys kitą priklausomybę, bet kažkokios tai liktai sprendimo ieško anoniminių alkoholikų draugijoje, nes yra šiandien dienai labai daug lygiagrečiai su kitomis priklausomybėmis veikiančių grupių, ne, kurios naudoja alkoholikų 12 žingsnių programą, ne, tai šiaip vienas yra iš atsakymų tokioj brošiūroje, kur yra kitos problemos nei alkoholis, ne, ir vat yra pateikiami klausimai ir atsakymai, ne, kaip kas galėtų būti ar kas negalėtų būti, ar nealkoholikas ar narkomanas gali tapti anoniminių alkoholikų nariu. Pateikiamas atsakymas ne.
Ar galima tokį žmogų kaip lankytoją atsivesti į atvirą anoniminį alkoholikų susirinkimą pagalbos ir kvėpimo? Atsakymas yra taip. Kad jei taip, ar šie nealkoholikai, vėlgi nealkoholikai, tabletininkai, tie vadinami, ar narkotikų vartotojai turėtų priversti manyti, kad jie tapo A nariais? Atsakymas yra ne. Ar gali tapti anoniminių alkoholikų nariu vaistus ar priklausomas nuo vaistų ar narkotikus vartojantis asmuo, kuris taip pat turi alkoholio vartojimo istoriją? Atsakymas yra taip. Tai iš principo duoda atsakymus, kad jeigu žmogus dar prie savo tos tariamai vienos priklausomybės kažkokios, tai turi ir savo tuo pačiu alkoholio vartojimo tam tikrą istoriją, tai jisai be jokių problemų irgi gali tapti A nariu, bet tiesiog mes nepajėgus būsime padėti draugijoje, nes neturėsim tos patirties, padedant žmogui, kuris turi kažkokią tai tam tikrą kitokią priklausomybę. Dar jeigu kalbant apie trečiąją tradiciją, tai šiaip pačios tradicijos, tai jos labai dažnai būna susijusios su viena ar kažkokia tai kita tradicija, nes jeigu kalbant, kad ten, tarkim, iškilusios kažkokios tai klausimus ar problemas atsakant, tai dažniausiai tai būna paliečiamos kokios 2, 3, kartais ir 4 tradicijos, būna net ir matęs tokių suformuluotų atsakymų, kur ten ir apie 10 tradicijų yra paliečiamos atsakinėjant į kažkokį tai rūpimą klausimą. Ir vienas iš tokių, kur pavyzdžių, praeitais metais teko dalyvauti konferencijoje Lenkijoje, ir kažkuri tai, net nežinau kas, ar tai grupė, ar tai narys kažkoks, tai buvo uždavęs klausimą apie tai, kad kartais pas mus, sako, Lenkijoje, aš Lietuvoje irgi esu girdėjęs ne vienoje grupėje, kada prieš pradedant susirinkimą yra perskaitoma, kad jeigu jūs dalyvaujate ar atėjote išgėręs, tai paprašytumėte ten jūsų nekalbėti, kad kažkas tokio panašaus. Tai klausimas buvo, kad ar mes šitoj vietoj nepažeidžiame tos būtent trečios tradicijos, kada lyg tai žmogų ieškantį pagalbos, mes kažkokias tai jam sudarom sąlygas, neleidžiam ten kalbėti, tarkim, susirinkimo metu, ir kaip dėrėtų elgtis, tokioj situacijoje. Tai klausimas buvo lyg tai užduodamas per trečią tradiciją, bet atsakyme buvo remtasi būtent ketvirtąją tradiciją, kada ketvirtoji tradicija sako, kad kiekviena grupė veikia savarankiškai ir gali pati nuspręsti, kaip jai elgtis šitoj situacijoje su tuo žmogumi, kuris, tarkim, ateina išgėręs į susirinkimus, ar ten jam leisti kalbėti ar neleisti kalbėti, bet tuo pačiu visada turime atsižvelgti ir į pirmą tradiciją, kada yra kalbama apie bendrą gerovę, ta prasme, kada svarbiausia yra mūsų bendra gerovė, ta prasme, kad mes dėl kažkokio tai vieno nesusipratimo neturėtume kentėti visi, ar, tarkim, ypačiai atėjęs kažkoks tai naujas žmogus į tarkim, galbūt galimai ten tą savo pirmą susirinkimą. Ką dar būtų galima apie tą trečią tradiciją,
dar buvo toksai dalykas, kada neužteko draugijai va to parašymo, ne, kas yra ilgoji formoje, ne, kad bet kurie du ar trys alkoholikai susirinkę draugėn siekti blaivumo gali vadintis A grupe, nes su sąlyga, kad kaip grupė neturi kitų tikslų. Tai vis dėlto draugija dar netrumpą laiką, net ir atsiradus tradicijom, prašė išaiškinimo ne apie kas yra anoniminio alkoholiko grupė. Ir 60 metais buvo draugijos brošiūra tokia, jinai ir dabar yra, bet tuo metu tuometiniai brošiūra apie 60 metais nebuvo 6 punktų apibrėžimas. Toksai surašytas draugijos, kas yra ta anoniminio alkoholikų grupė. Ir jeigu ką, tai aš galiu pabandyti paskaityti, kas joje buvo. Tas grupės apibrėžimas iš tikrųjų išsilaikė nuo 60 iki kažkur tai 90 metų, iki 90 metų išsilaikė. Būtent toj brošiūroje, kas yra grupė, kad visi grupės nariai yra alkoholikai, visi alkoholikai turi teisę tapti nariais. Antras, kaip grupė, jie visiškai save išsilaiko. Trečias, pagrindinis grupės tikslas yra padėti alkoholikams pasveikti per 12 žingsnių programą. Kaip grupė jie neturi jokių išorinių priklausomybių, ta prasme, kad nėra prisijungusi prie kažko, tai kad kaip grupė neturi nuomonės išoriniais klausimais ir kaip grupė jų viešųjų ryšių politika grindžiama patrauklumu, o ne reklama, ir jie išlaiko asmeninį neštumą spaudos, radio, televizijos ir filmų lygmenį. Prasme, buvo čia dar, tarkim, į tą grupės tokį, kaip vadinama, kas yra grupė, dar buvo aprašyta ir įtraukta tas, kas yra šiaip parašyta ir 11 tradicijoje, kuris kalba apie anonimiškumą viešoje erdvėje, apie savęs išsilaikymą, apie 7 tradiciją, apie išorinius klausimus, apie 10 tradiciją, žodžiu, buvo tam apibrėžime daugiau dalykų, bet vėlgi draugija vėliau draugijos sąmonė, nes pas mus sprendimai yra priiminėjami kažkokios tai sąmonės dalimi, pradedant nuo grupėje, kaip kokia ta grupė sąmonė būna, kaip jinai priima sprendimus, taip ir draugija, kad ten, ta prasme, savo sąmonę turi intergrupė, kur susirenka grupė atstovai, taip pačiai ir konferencija, kada susirenka tos šalies, ar ne tik tai, ar kelių šalių, tarkim, ten atstovai, kurių irgi sąmonė formuoja atsakymus. Tai draugė 90 metais vis dėlto nusprendė vėlgi supaprastinti ir kad tą grupės apibrėžimą, kad jisai vėlgi liktų toks, koks jisai yra panašus, nes vėl buvo prašymai iš kitų grupių, kas yra ta grupė, tai buvo vėl nuspręsta po ilgų, aišku, svarstymų, kaip visada, ne per vieną dieną priiminėjami draugijos sprendimai, tai buvo nuspręsta, kad vėlgi būtų jinai grįžta, kas yra labai artima būtent 3 tradicijos ilgai formai, ir yra tai surašyta 12 koncepcijos 6 įsipareigojimas, yra toks, arba 6 garantija, kaip ten kas vadina, kad tai, kadangi tradicija kalba apie narystę ir apie grupę, tai šiandien dienai yra tas, kas yra visuotinai mūsų priimta, tai yra ne vienas narys negali būti pašalintas iš AA. Narystė visada yra paties žmogaus pasirinkimo reikalas. Kiekviena grupė tvarko savo vidinius reikalus tai, kaip nori. Prašoma susilaikyti tik nuo tokių veiksmų, kurie gali padaryti žalą visai AA kaip organizacija. Ir pagaliau, bet kuri alkoholikų grupė, susirenkanti vardan savo narių, blaivybės,
turi teisę vadintis A grupė su sąlyga, kad kaip grupė ji neturi jokių kitų tikslų ir nepriklauso jokiai kitai organizacijai. Nu, tai viskas labai aiškiai surašyta, ne, ir atsakymai visi duoti, kas tas narys, ne, jeigu žmogus pats pasirenka, jo niekas negali priversti, ne, pasirinkti nebūti to nariu ar nebūti nariu, kaip jisai pats nuspręs, taip ir bus, ne. Toliau apie kas liečia A grupę, ne, tai viskas irgi yra labai, labai panašiai, ne, kaip ir trečioj ilgoji formoje tradicijos, ne. Va, tai šiaip iš patirties, ne, jeigu taip dar kalbant, ne, tai teko truputėlį prisidėti, ne, prisidėti prie to, kada keitėsi Lietuvoje konferencijos struktūra, kada bandymai buvo išskaičiuoti, net ten tuos, kad nuo didesnio narių skaičiaus būtų išrenkami tie vadinami delegatai konferencijos, ne, bet kaip ir tos narystės mes nei fiksuojam, nei registruojam, nei kažką tai mes galim padaryti, tai vienintelis kriterijus, ne, kuriuo mes galim vadovauti skaičiuodami dydį, ne kažkokį, tai kuris irgi yra labai subjektyvus, tai vienintelis galima skaičiuoti A grupės kaip vienetus, ne, ir visiškai nepriklausomai nuo to, kiek toje grupėje yra žmonių, ne. Tai 2 žmonės renkasi, 2 ar 3, ne, ar ten 200 ar 300 žmonių, ne, tiesiog tai yra grupė kaip draugijos vienetas, ne, kuris visoje mūsų draugijos struktūroje, tas vadinamas apverstas trikampis, ne, kada pačiame viršuje yra anoniminių alkoholikų grupės, po to ten jau leidžiantis eina, prasideda visokios kitokios A tarnybos, ne, kurios irgi atsiranda ir kuriamos yra tam, kad tarnautų grupėms, ne, kad padėtų joms jų veikloje, ne, nes grupė, jinai iš principo, ne, jinai ką daro grupė, tai grupė tik tai rengia uždarus atvirus susirinkimus, ne, iš tikrųjų grupėse vyksta vienas pagrindinių dalykų, ne, tai turbūt gal ir pats pagrindinis dalykas, ne, kada alkoholikas randa išeitį, kada joje gali saugomas mūsų tradicijų saugiai sveikti, ne. Tai yra pagrindinis dalykas, ne. O toliau, kad grupėm būtų teikiama kažkokia tai pagalba, ne, kad būtų spausdinama literatūra, kad būtų kažkokie tai viešieji ryšiai, kažkokios tai internetinė sklaida, taip toliau, ne, tiem visiems dalykam, ne, yra reikalingos einančios toliau struktūros, ne, tos leidžiantis trikampių žemyn, ne, tos vadinamos ten ir intergrupių tarnybos, kaip kokioj šalyje, ne, ten regionų tarnybos, po to yra ta vadinama metinė konferencija, kada kažkokie tai draugijos sprendimai priiminėjami, visos draugijos sąmonės išraiška, ne, per tam ten patekusius ir mūsų išrinktus delegatus, ne, tai va, tai grupė yra pačioj svarbiausiai vietoj, pačioje to mūsų apversto trikampio viršuje, ne, ir dalelė tos visos grupės, ne, tai yra anoniminių alkoholikų nariai, kurie šiandien dienai, ne, galima sakyti,
kad juo tapti yra nuimtos bet kokios įmanomos sąlygos, ne, jeigu tik tai žmogus ateina į mūsų susirinkimą, ne, reiškia, greičiausiai tai jam reikalinga, ne, nes dažniausiai šiaip, kad žmogus neturėdamas ką veikti, ateitų į mūsų susirinkimus, ne, tai turbūt yra retas atvejis, ne, greičiausiai vis tiek yra ieškoma pagalba arba tam pačiam žmogui, arba tiesiog galbūt kažkoksai tai šeimos narys ar pažįstamas ieško tos savo pagalbos. Yra dar tokia tema, jeigu kalbant apie pačias grupės, ne, tai yra tos vadinamos specifinės tos grupės, ne, kurios tarkim deklaruoja iš karto, net ir dažniausiai būna, kad savo pavadinime deklaruoja, ne, bet būna, kurios renkasi pagal tam tikrą profesiją, net, tarkim, ten kokių nors dvasininkų ir medikų, anoniminių alkoholikų grupės, vyrų, moterų, ten kažkokių seksualinių, tarkim, mažumų, tarkim, ne, yra draugijų ir tokie variantai, ne. Šiaip iš principo kaip ir tai dalinai prieštarauja pačiai šitai tradicijai, ne, nes, nu, jeigu aš, kad ir koks ten bebūčiau, ne, mane turėtų priimti ta kiekviena grupė, bet vėlgi Bilas yra ten išmintingai apie tai irgi pasakęs, ne, dabar nepasakysiu, kuriam ten tam savo straipsnė, nes jisai tiesiog minėjo, kad kita vertus tokių grupių yra labai nedidelis procentas, ne, ten 1 ar keli procentai tokių grupių yra, ne, ir tai visai draugijos vienybei iš tikrųjų tai nekenkia, ne, ir, nu, tiesiog jos yra, tai tiesiog jos tegul ir būna, ne, jos gali ir vadinti save A grupė, ne, nes šiaip yra ir tekę matyti tokių organizacijų, ne, kada jos net nepriklauso anoniminių alkoholikų struktūrai, dabar sunkiai gal prisiminti pavadinimas, ten kažkaip tai ir plunksnos paukščiai ar kažkaip tai ten vadinasi, ir joje būtent yra ta organizacija, jinai yra atsiradusi ir deklaruoja savo puslapyje, kad jinai yra iš anoniminiai alkoholikai ją įkūrė, ne, ir pirmieji nariai buvo anoniminiai alkoholikai, bet jie nepriklauso anoniminių alkoholikų draugijai, tenais toj organizacijoje sveiksta pagal 12 žingsnių programą žmonės, kurie susiję su aviacija, ta prasme, tai pilotai, ten stiuardai, skrydžio operatoriai, ten ir taip toliau, visi tie žmonės, kurie sukasi aplink aviaciją, ne, bet jų pagrindiniam puslapį viskas yra parašyta. Sveikstam pagal 12 žingsnių programą, bet mes, nu, nesam anoniminių alkoholikų struktūros dalis, ne, ir tiesiog yra aiškiai parašyta, ne, kad, nu, ten bet kas į ją nepaklius, ne, nes jie ten turi ir savo apskaitą, jie skelbia ir savo pasveikusių narių statistiką, ne, ten ir taip toliau, daugelį tokių dalykų nedaro to, ko draugijoje mes nedarom ir netliekam. Tai va, tai jeigu taip reziumuojant, ne, tai šiandien dienai galima sakyti, ne, tai trečia tradicija yra plačiai atvertom durim, ne, bet kuriam žmogui, ne, kuris galvoja ar mano, ne, ar tiesiog galbūt ir nori mesti gertą, ne, bet tiesiog turi problemų su gėrimu, su alkoholio vartojimu, ne, tai yra nuimtos, galima sakyti, visos sąlygos, ne, ir negali turėti, ne, bet kuris atėjęs kažkokių tai jam sudarytų kliučių, jeigu jam reikalinga, jeigu jisai nori čia būti, jeigu jisai prašo pagalbos, ne, jeigu jisai kreipiasi, ne, mes
mes turime padėti, ne, ir reaguoti. Tai ačiū šiaip iš tikrųjų šitai tradicijai, ne, nes jos dėka, ne, irgi ir aš, kaip ir pradžioje minėjau, neturėjau kažkokių tai man čia keliamų reikalavimų, sąlygų, klausinėjimų, ko aš čia atėjau, ar aš čia alkoholikas, ar ką aš čia veiksiu, ne, ir ką aš čia veikiu, ne, tai tiesiog leidot man būti, neleidot man tą savo kančios kelią, ne, išgyventi, nors ir siūlėt sprendimus, ne, kad man tai galėčiau padaryti paprasčiau ir lengviau, ne, bet aš tuo metu negebėjau to suvokti ir suprasti, ne, tai ačiū iš tikrųjų už išgelbėtą gyvybę ir ačiū, kad paklausėt šiandien. Ačiū tau labai, Dariau, už tavo pasidalimą ir tokį išsamų paaiškinimą ir apie tradicijas, ir apie visas, ir apie šitą konkrečiai. Tai va, tai dabar dar turime laiko šiek tiek, kas norėtų užduoti kokį nors klausimą su tradicijom susijusi, gal ypatingai su trečia, tai kviečiu užduoti, turim puikią progą. Ir niekas neturi, Marius, ir aš esu alkoholikas. Sveikas, man. Čia šiek tiek turiu užsiminti apie tuos, ne, apie, kad visi gali ateiti, ne, ir ten, pavyzdžiui, jaunimo, ne, arba moterų grupė labai tokie specifinėje, ne, yra, kur, ten kunigų, tai gal, ar kaip sakai, dvasininko, ne, bet jeigu jaunimo ar to, tai ką negali ateiti vyresnis žmogus, arba į moterų ateiti vyras. Jeigu man atėjusiam ir ieškančiam pagalbos būtų uždarytos durys ir manęs nepriimtų ir neleistų dalyvauti tokiam susirinkime, tai manyčiau, kad tai nelabai turbūt turėtų šitą grupę naudoti A raides, ta prasme. Jeigu jie tiesiog nori būti tokia kažkokia tai, ar tai jaunimo, ar tai moterų savitarpio pagalbos kažkokia tai grupė, jie galėtų pasivadinti visai kitaip, ne? Tai, nes šitoj vietoj, manyčiau, kad prasilenkia su ta tradicija, ne? Nes mes negalim parašyti, šiaip yra labai gerai kažkurioje vietoje, kažkuriam tai tekste parašyta, kad mes neturim teisės parašyti alkoholikų mirties nuosprendžio, ne? Galbūt tai buvo vienintelis mano šansas, ne, patekti į A draugijos kažkokį tai susirinkimą, ne, išgirsti kažkokią tai žinią, nes galbūt kitu atveju aš tiesiog daugiau niekada gyvenime čia neteisiu ir galbūt mano tas ir gyvenimas šiandien baigsis, ne? Tai kokią mes teisę turim šitaip elgtis? Tai manyčiau, kad, neturėtų, ne, bet jeigu tos grupės, kurios ten vadinasi turinčios kažkokią tam tikrą specifiką, jeigu jos vis dėlto neuždaro durų tam žmogui, kuris atėjo, ne, tai viskas yra tvarkoj, ta prasme. Kad ten pavadinime vienaip ar kitaip figūruoja kažkokios tai sąlygos, ne, jau automatiškai, ne, tai, kaip ir sakė Bilas, ne, tegul ten jos būna, ne, bet didžiausias dalykas, ne, tai, kada mes užtrenksim duris kenčiančiam alkoholikui, ne, ir tai bus, galima pasakyti, parašysim jam mirties nuosprendį, ne, tai biški žiauroka, šiaip sakyčiau, yra, tai grupės turėtų, ne, bent jau įsileisti tą kenčiantį žmogų, ne, gal paaiškinti, ne, kad yra kitur grupių, ne, kitų grupių, ne, yra, kad gali čia aišku lankyti, gal jam reikalinga kažkokia pagalba, taip toliau ir taip toliau. Čia nesistengsiu čia filosofuoti to, kas būtų, jeigu būtų, ne, ta prasme. Tai tiesiog, pabandžiau atsakyti klausimą. Ačiū labai. Taip, kas dar, gal kažkas dar turit klausimą, jeigu
negalit kalbėti, galit parašyti į chatą, aš perskaitysiu. Ar jeigu, va, Liudmila, prašau, Liudmila. Vakaras, Liudmila, alkoholikė, ačiū labai Dariau. Sveika, Liudmila. Sveika. Mano tokį pasidalinimą. Noriu paklausti, gal ne į temą, gal čia ne visai susijęs su ta trečia tradicija, kaip būna iš patirties, iš jūsų patirties bendros, kada būna bičiulis koks nors iš grupės atkritimas būna, tas vadinamas atkrytis, ir kaip tada jį galima, kaip toliau, kaip jis gali tarnauti vėliau, kaip jis gali vesti susirinkimus, ar dalintis, ar patirtimi, ar turi, kaip praeina tik programą vėl, kai praeina papildomai vėl žingsnius, kai nori sveikti, kaip tada padėti jam vėl įsilieti grupės gyvenimą, į grupės veiklą, į tarnavimą, į viską, kaip jį priimti. Ačiū, ačiū už atsakymą. Ačiū už klausimą, bet tiesiog, turbūt irgi sunku atsakyti į šitą klausimą. Gal tik tai galėčiau taip bendrais tokiais teoriniais dalykais, ne, kad mes anoniminio alkoholikų draugijoje, jeigu jūs norės tapti tuo nariu grupėje, ne, jeigu kalbėt apie trečią tradiciją, tai jisai juo ir galės būti toliau, ne, ir mes ten neturėsim galimybių, net negalimybių, net negalim pasakyti jam, kad tu čia kažkaip tai netaip elgiesi, ar kažkas tai čia tokio nutiko, ne. Ten dėl kažkokių tarnavimo pozicijų, ne, tarkim, grupėje, tai, aš nemanau, jeigu ten žmogus, kuris tarnavo iždininku, pragėrė grupės pinigus, ta prasme, mes toliau pasitikėsim ir sakysim, tu ir toliau tęsk šitą tarnystę. Čia tokie gaunasi vidiniai grupės dalykai, ta prasme, kad jau žmogui patikėdami kažkokią tai tarnavimo poziciją, mes juo iš tikrųjų pasitikim, o tas užgėrimas pas mus tai nėra traktuojamas draugijoje, kaip ten, pavyzdžiui, medikai traktuoja, ne, tai medikai, tarkim, traktuoja, kad jeigu jie ten gydė žmogų nuo alkoholizmo, jisai užgėrė, tai pas juos reiškia blogas rezultatas, negavosi, ne, jie ten pasižymė kažkaip, ne, ten su minus ar taip toliau. Anoniminiai alkoholikai to tiesiog netraktuoja, užgėrė alkoholikas, taip, nes jisai alkoholikas, tai užgėrė, ta prasme, tai labą dieną, pradėk vėl tada iš pradžių, įsiliek vėl į mūsų tarpą, jeigu tau viskas gerai, jeigu tau tinka, mes tau vėl padėsim, kaip galėsim, ta prasme. O ten apie kažkokius tuos tarnavimus, tai, manau, kad čia šitoj vietoj ir pats žmogus jau apsispręs, kaip jam daryti, ne, bet ir, aišku, ir grupės sąmonė yra, nes nesam nei vienas apsaugotas, ne, yra tekę girdėti net tokių dalykų, kur čia net ne apie grupės lygmenį šneku, ne, o yra Lenkijoje yra vieno regiono, kurioje ten, tarkim, yra apie 200 kokius grupių ten vidutiniškai, ne regione, tai regiono iždininkas užgėrė su visais pinigais, tai ten įsivaizduokite, ne kokie dalykai, bet pas mus niekas negali būti pašalintas iš draugijos tiesiog, gal mes suklydom pasirinkdami žmogų, ne, per daug jam gal patikėjom, gal per daug apkrovėm kažkokios tai atsakomybės, ne, bet jeigu jisai toliau kenčia nuo alkoholizmo, jeigu jisai toliau nori spręsti savo problemą, mes negalim nei vieno atstumti, ta prasme, tai nei vienas negali būti pašalintas. Ta pat ir šiandien skaičiau. Tai tiesiog, kiek beįvyktų tų užgėrimo, ne, tai lygiai taip pačiai iš savo patirties, ne, tai ateidavau ir išgėręs į susirinkimus, tylėdavau, ne, ir būnant tą draugijoje ir detoksą yra tekę keletą kartų pakliūti, ta prasme, bet, visada grįždavau, visada, priimdavo mane, ta prasme, tai šitoj vietoj kažkaip tai
Nežinau, ar gal tiksliau kažką norėjot paklausti, bet pasistengiau atsakyti taip, kaip suprantu. Taip, viskas gerai, ačiū labai. Apie nepriėmimą, apie tą nėra nei kalbos, nu tiesiog apie kaip leisti žmogui, kaip supratau, leisti žmogui pačiam apsispręsti, ką jam daryti, kaip jam tarnauti, kaip jam įsilieti grupės veiklą. Ačiū labai už atsakymą. Taip, ačiū jums. Ačiū tau ir ačiū už klausimą ir ačiū už atsakymą. Čia dar parašė į čatą ALD. Dariau, ar svarbu prisistatinėti alkoholikų per susirinkimą, nes pas mus buvo žmogus, kuris prisistatinėjo abstinentas uždarame susirinkime. Nu, šitoj vietoje aš tai tiesiog pas mus nėra niekur parašyta jokioj literatūroje, kaip mes turėtume prisistatinėti susirinkimuose, ta prasme, tiesiog, nu, yra tekę girdėti grupę, ne kur, nu, tiesiog nemini tos priklausomybės alkoholiko, tiesiog prisistatinėja vardu. Toj pačioj Amerikoje netgi tarpusavyje bendraudami ir per tuos, tarkim, pasidalinimus tuose pačiuose zoomuose, ne, kadangi mes nesame anonimiški vieni tarp kitų, ne, tai anonimiški tik su visuomenė, net žmonės ir vardą, ir pavardę savo rašo, ne. O dėl to, kad ten kažkaip tai kitaip prisistatinėja, tai, nu, skaičiau apie tą narystės dalyką, ta prasme, tai, nu, turėtume turbūt su tuo grupė turėtų su tuo žmogum pasikalbėti, ne, ta prasme, tai jeigu jisai neturi tikslo mesti gerti atėjęs į draugiją, ne, ir spręsti savo alkoholizmo problemą, tai, nu, gal ne visiškai čia yra su ta narystė, čia pas jį, gal jis neturi problemų, ta prasme, tai, nu, mes anoniminio alkoholikų draugija, o ne ten abstinentų draugija yra ten galbūt Valančiaus kažkokia tai draugija, ne kur, ar blaivybės kažkoksai tai sąjūdis, judėjimas. Anoniminiai alkoholikai nėra nusistatę nei už, nei prieš ten tos visus kitus judėjimus, bet tiesiog, nu, tai yra kitos organizacijos galbūt yra tam dalykui, ta prasme, nes, nu, pas mus yra aiškiai, ne, kad kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo, ta prasme, yra, nu, apie sveikimą kalbama ir apie nuo alkoholizmo ligą kalbama. Ir jeigu uždaras susirinkimas, nu, tai uždarose susirinkimuose, nu, turėtų dalyvauti jau tik tai alkoholikai šiaip. O dėl to prisistatymo, tai čia, nu, sakau, nėra niekur, kad ten turėtų taip vienaip ar kitaip prisistatinėti, ne, minėti tą savo priklausomybę. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą. Kiek aš tą suvokiu, kiek aš tą galiu apie tai pasakyti. Ačiū, parašė.